Mūsų skaitmeniniame amžiuje labai svarbu įvaldyti pažangius bendravimo įgūdžius. Bendraujant su dirbtiniu intelektu ar virtualiaisiais asistentais svarbiausia yra aiškumas. Užuot uždavę neaiškius klausimus, pavyzdžiui, kur mano knyga, pabandykite būti konkretūs. Ar galite man padėti atsekti mano naujausią užsakymą, pateiktą datą? Toks tikslumas padeda sutaupyti laiko ir gauti reikiamus atsakymus. Naudodami generatyvinį dirbtinį intelektą, aiškiai struktūruokite užklausą. Užuot klausę, papasakokite man apie skaitmeninės priemonės, klauskite, kokios yra geriausios bendradarbiavimo platformos akademinių grupinių projektų valdymui. Taip gausite tikslingą ir aktualią informaciją. Nemažiau svarbu pasirinkti tinkamą bendravimo priemonę. Norint pristatyti naują programinės įrangos funkciją, idealiai tinka tiesioginė demonstracija per vaizdo konferenciją. Jei reikia pranešti dėstytojui apie praleistą terminą, oficialus laiškas išlaiko profesionalumą. O jei norite pranešti visai klasiai, grupinę žinutę, WhatsApp arba bendroje platformoje užtikrinkite, kad visi būtų informuoti. Bendradarbiaujant įgyvendinant projektus, tokios priemonės kaip Trello ar Notion padeda komandoms organizuoti veiklą ir sekti jos eigą. Įvaldę šios įgūdžius, aiškumą, kontekstą ir tinkamus įrankius bendrausite protingiau ir pasieksite daugiau akademinėme ir profesinėme gyvenime.